Tiek filmuojant, tiek pardavime visą laiką reikia eiti į šviesą, o ne nuo šviesos. O ta šviesa yra labai paprasta, tai yra žmonės nepasitikė mumis. Kad ir ką mes norėtume parduoti, kad ir ką mes norėtume pasiūlyti, jeigu žmogus nepasitikė mumis, jisai nepirks. Jisai dvejos, jam tiesiog tai neleisi, nes tai yra nuo pat vaikystės užprogramuota. Ir šiandien webinare parodysiu tiksliai, kokie yra patys lengviausi, paprasčiausi būdai, kuriuos naudoja ne tik tai internetinėse parduotuvėse, bet apskritai pardavėjai, geri marketingo specialistai ir visi tie, kurie supranta žmonių psichologiją ir kaip ją apeina, tą nepasitikėjimą ir taip toliau. Tai šiandien webinare tą ir parodysiu labai tiksliai ir formulės ir parodysiu, koks yra pats greičiausias būdas, kaip galite padidinti pardavimus ir sugeneruoti tiesiog pinigų, kurių jums galbūt reikia, kurių galbūt norit, kad ir kas tai bebūtų. Apie tai niekada nesu kalbėjęs, bet taip pat yra dar 6 psichologiniai jungikliai, kurie turi būti naudojami, kad perliptume to žmogaus nepasitikėjimą. Netgi dabar aš, pavyzdžiui, darant video, jeigu aš nesusirašau, jeigu aš nepasidarau, aš pamirštu pats. Aš pamirštu tuos jungiklius, pamirštu tas formulės ir tada, tiesiog neįpratę mes esame kalbėti, nes mes per tam tikrą laiką užsiauginame santykius su žmonėmis ir mums nereikia tų daryti, bet kai yra pirmas žmogus, jisai niekada dar su mumis nesikalbėjęs, arba tik tai dabar pradėjo kalbėti ir jisai dar mums nepasitikė, mes turime visą tai sukišti kuo greičiau į tą valandą ar pusę valandos, kurią mes turime kalbėtis, galimybę kalbėtis su juo. Tai būtent ir parodysiu, kaip tuos psichologinius dalykus sudėlioti ir ką sakyti, kaip galima apeiti visas to žmogaus baimės, nepasitikėjimus ir nenorą pirkti čia ir dabar. Tai va, šiandien webinaras 9 val. Pasimatysim tenai, graži saulutė, pasimėgaukite ir tada vakare mes sėsime prie rimtesnių dalykų. Eike!